Hello. Ir dabar mes ką daromės? Eisim tvarkyt virtuvę. Sugadinom vienu žodžiu dujnę. Čia bus atskiras vlogas vien apie dujnę, mes tai primetėm. Ir sugadinom dujnę, jinai jau praeitą naktį visą degė, ta prasme. Nes nežinau, kas buvo. Sukiau aš tą, kur tipo ką ten šilumą, ne? Nu jo, šilumą, lempą pavyzdžiui. Ir užstrigo. Ir ta prasme per naktį jinai veikia, o dabar žiūrėsim, kaip toliau bus. Ateina mechanikas parodyti. Ateina jo, jisai mechanikas, tai bandys gal sutvarkyta, ne? Ten, nu jau pritvarkiau. Sumeški vien žodžiu, tvarkom tą orkaitę, nes tas sulūžo ir nebesisukinėja, o orkaitė, ta prasme, užstrigo. Pirmai lempą degė, aš lempą jau išėmiau ir jinai orkaitė veiks per naktį. Jau vieną naktį veikia. Dabar yra pirma valanda nakties, kai mes tvarkom dujnę. Aš kepiau su Marina, ta prasme, jisai, ta prasme, šaltas. Aš nežinau, jinai veikia, bet nekaitina. Aš turiu idėją, kad atsuksiu varžtą ir išimsiu tą visą mechanizmą. Tikiuosi, nes labai didelį. Tuoj pamatys, kaip meški pakratys elektrą. Bet tai plasmasinė, aš nemanau, kad perėjai. Komediją darom, vienu žodžiu. Pirmą valandą nakties. Suka varžtus iš dujnių. Gera būt mechaniku. Man tokia yra ateitis laukia, mokinkis mechaniku. Remontuosi dujnės. Pakratys elektrą. Jau pridirbo, o žirklės tai irgi iš 2 dalių. Aš galvojau, kad atsuksiu ir įsir šitas kandonas, iš šitą prasme įsitrauks ir galėsim pareguliuoti. O taip gavosi, kad tas visas dalykas sukrito į vidų. Nu vien žodžiu. Ragas, tai ką daryt, palik per naktį tą orkaitę? Na tai kiek elektros suvaryti. Aš ir valgyt noriu. Aš tai baigiau apsiverti iš laimės, kad Lukas nepavalgys. Kili, pabūk čia, pabūk. Karočią, hebra, kažkas užtrumpino. Dujnė nebeveikia, nenuspardyk varžtų. Dujnė nebeveikia, o šviesas irgi nebeveikia. Čia tai neprikolas, jau ką darom? Paskaitinį išmetį. Saugiklį tipo? Jo, čia saugiklį išmetį. Man tai ugnis pašėjo rinką. Sakiau. Iki žodžių ir klės, vienu žodžiu, sukau, tas pasisuko ir užtrumpino. Kiek buvo. Aš tai elektromechanikas, aš neišmanau šitas. Varom saugiklio pajungti. Jo, tai čia raktų. Bet tai nebesvaik, negali būti saugiklis, tai būtų visur šviesos įsijungę. Tai čia namuose kažkoks saugiklis yra, nes kalėti namuose turi būti pridurti čia kažkur. Nebesvaik. Rimtai pas mane tai geriau. Mainam. Einam, pažiūrėjau. Nu kada? Tokių lempų. Naktinės voga, pratęsimas. Stos skydinės. Tu neskydiniai gitie. Nu, vis tiek reikia rakto. Kokio rakto? Nu, iki rakto. Taigi laiptiniai, seniai. Kas žiauriausia hebra, kad šaldytuvas tai irgi neveikia, o jeigu viskas ištirps ten, tai yra. Tai pasmeškį valgyti. Kur dabar to saugiklio ieškoti apačioj kažkur? Saugiklis tai čia. Ai, čia čistai. Bet tai reik rakto. Šitie kaimynai man ir taip knisa protą, tai dabar tai čia ragas bus man. Ir taip man siūlė įsikraustyti jau šiandien. Taigi čia, va ten, va toj pusėje, va toj. Aš suprantu, kad kitoj pusėje, palauk, čia irgi du. Tu tik tyliai, nes čia jie man ragas. O tai kam skirtas raktas, ta prasme? Spina. Žiūrėkit, spina saugo nuo apiplėšimų. Ką šitą spina va čia vadaro, kai ta prasme ir čia atsidaro ir tenais? Tai čia Dabar daryt. Ką siūlai? Meškis išėmė varžtus ir vapšė sulaužė vidų, ta prasme. Ta prasme, aš nežinau, ką daryti. Žiūrėkit. Va. Situacija tokia, kad nefokusuoja. Tas va gaidys, kur yra viduj, jisai turi suktis. Mes dabar tvarkydami nulaužėm tą vidų ir nebesisukinėjom. Ir neturim kaip atsukti. O su Marinas tai turi kept. Bet jis dabar šyla. Nešyla. Taip, net šiluma nepajungta. Pažiūrėk, dujnė vapšė neveikia. Va. Turi lemputę užsidegti. Tai aš valgyti noriu, ką neveikia. Nu taisim, kisatla ir valgyti. Ta lempą jau užtraukiau. Nes dujnė, ta prasme, dujnė per naktį veikia ir šviedė, tai šiandien sugalvojau ištraukti jau. Nu, lemputė viduj čia, gaubtas lempos. Okay. Tai dabar eisim žiūrėjau pagarinti, apmastyti visą šitą reikalą. Aš dabar nežinau, ta dujnė veikia ar neveikia. Aš neužgarinu. Dar meškis čia garina virtuviai, o signalkė tai yra.
Tai užkaltų, tai darakas būtų. Jie visą chatą prikeltum. Nieko, kiek dabar valandų apšia? Dabar pusė 2, valanda 25 minutės ir 6 sekundės. Ir mes tvarkom dujinę. Ir mes tvarkom dujinę. Čia kažkas smirda. Kuo smirda? Dabar reikia pažiūrėti, kiek galėjo su Marinos mama. Ir ar ilgai jisai dar čia galės būti, nes aš dar vis tiek norėsiu jį suvalgyti. Kelinto šiandien? Kelinto? Pažiūrėk, palangą, mėnulis šviečia, tai reiškia, kad dienai bus. Iki 10 galioja. A, tai šiandien 10? Šiandien 10? Nu, tai seniai, arba turime eiti į Statoilą pasišlyt. Kur ši buvo? Taip, 4 seniai. Tai nebegalioja. Nu, tai reiškia, liksim nevalgę. Tai kaip jauties, kaip įspūdžiai? 2 eurai šunieno negu. Žiūrėk, nes ir tas sulaužiu, bet galima naudoti vančianus koks. Ką žinau, ką daryti, einam į Statoilą. Ai, tipo, imburgeriai? Nu, tai ką daryti, aš valgyti noriu. Ką žinau, ta dujinės sprogs, kol aš mėgosiu. Valgyk, turi skanalą dabar. Galioja. Dar vis galioja? Galioja. Tu kur vaštelius padėjai? Varžtelė? Vašteliai? Kokie vašteliai? Kur tu padėjai? Tai ant stalo kažką. O, varžtelė, radau. Tiesiog, wow. Išėjai, paliekam. Paliekam viskas. Esmė ta, kad nebeįmanoma sutvarkyti ir rytoj reiks kviestis meistrai. Tai va, su orkaitė tiek istorijų.